Brangiai, iš tikrųjų, skaitau šitągi The Effect of Praise, tai yra šlovinimo efektas, kaip tavo visas vidinis žmogus yra paveikiamas būtent šlovinimo ir tada, kai tu tiesiog atsiveri Dievui ir pamatai visą jo gerumą, kaip tavo vidus tiesiog džiūgauja matydamas. Ir va šitoje knygoje, tiesiog Andrew Wommakas rašo, kad kaip Paulius į visą reikalą žiūrėjo ir čia jisai pateikė tą korintiečiam antro korintiečiam laiško, 4 skyriaus 17 ir 18 eilutės. Sako, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceedingly an eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen as eternal. Ir va šitoj vietoj man užsifiksavo toksai aspektas, kad tenai, ką jisai sako, va, čia yra aukščiau kitos eilutėse, 8-10 eilutė, irgi tam pačiam 4 skyriuje, kur sako, mes čia, va, sako, esame troubled on every side, ta prasme, yra, iš visų pusių, ta prasme, ten tas bėdos, žinai, bet nesijaudinam, yet not distressed, we are perplexed, but not despair. Mes engiami, bet neįsitempę dėl to, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed. Tai yra, kad persekiojami, bet nepalikti, metami žemyn, žeminami, bet nesunaikinami. Always bearing about in the body of dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our bodies. Ir va šitoj vietoj, ką jisai man parodo, kad visiškai kitą perspektyvą įkalė, jisai tiesiog Dievas, kad sako, gerai, kiek tau gali duoti veidą ilgai, ne, kiek, pasakyk, vat, atstumu, gerai, 5 minutės tave muša, ne, 10, gerai, ne, sakysim, ne, vat kažkiek muša. Bet Paulius sako, tai kad aš nepasilieku ties tuo, sako, kad, ir kas, sako, mušame, ne, bet, neišsigandęs, supranti, ir momentas tasai, kad tos laikinos aplinkybės, jos labai laikinos. Aš anksčiau taip, žinai, ten būdavo ta mintis, kad va, čia, 30 metų tave persekios. Bet palauk, come on, jeigu tas biškį atsimerktum, tu pamatytum, kad tavo mintis ir tavo matymas, ne, yra, va, ką tau padarė to momento, ne, o iš tikrųjų, va, Paulius mintis, kodėl jis nestresuoja, kai ten sukala, žinai, to momentu. Dėl to, kad jisai mato, kas yra padaryta visoje amžinybei. Ir tai yra tikrai, iš tikrųjų, light affliction, tai yra, kad trumpas momentas labai. Kad tai yra tas laiko tarpas, kada tave, sakysim, fiziškai, kiek tave ten gali lenkti, gerai, padubasina, pasako kažką, ir baigėsi to. Ir vienintelis, kaip tu pasilieki tame, tai galvodamas apie tai, kaip tave įžeidė ir koks tu vargšas. Tai tavo vidus, jeigu jisai sako, aleliuja, Jėzus mane iš viso to išlaisvino, mano džiaugsmas yra tame, kad man laisvė nepykti ant to žmogaus, kurį nuodėmė šitai paveikia, žinai, kad jisai šitai su manimi elgiasi. Ir va šitoj vietoj tavo perspektyva, mano perspektyva, ne? Kaip mes matome reikalus, ne? Kad mums padovanota amžinybė ir tai yra tie trumpi momentai, Paulius neuždubasino, ta prasme, ir ją į stresą neįvedė, bereikalinga, žinai, kad jisai verktų ir guostųsi. Ne, jisai kaip tik ten džiaugiasi. Bet sakau, man anksčiau tai jisai taip broš,
o vargšas Paulius čia, žinai, čia ta. Ne, čia nieko bendra su vargšu Paulium. Čia šlovingas Paulius, supranti, kuris mato teisingai. Vat kur džiaugsmas, vat tai matykite teisingai. Iš tikrųjų, tai yra tik tai tie trumpos atkarpos, kuriuose jūs ten kažkas padubasina, ar ten pasijuokia iš jūsų, ar ten pažemina, žinai. O visa kita, taigi pasilikite Dievo perspektyvoje, Dievo žodėje. Ta prasme, kad wow, čia neprivaloma galvoti apie va šitą, ką tik tai pasakytą žeminantį žodį man. Man neprivaloma čia įsižeisti dėl to, kad mane ką tik primušė dėl Jėzaus. Man neprivaloma nusiminti, kad mane ką tik išmetė iš darbo dėl to, kad aš skelbiau, kad Jėzus gyvas. Žinai, taigi man amžinybė padovanota, mano tėtis myli mane, aš džiaugiuosi, kad aš turiu amžiną gyvenimą. Viskas, tada tu nebežemiškas, dangiškas išlieki ir tavo visas vidus ir visas tavo turimos jėgos, jisai absoliučiai nebeįtakoja šito žemiško aplinkybių ir tada tu tampi laisvas, kada tavo vidus pasiema teisingą dvasinę informaciją, o teisinga dvasinė informacija, kad tu mylimas, kad tu šventas, kad tu vertingas, kad Dievas turi tavo nuotrauką savo piniginį ir jam labai patinka, kai tu apsidžiaugi, kad tu esi mylimas jo. Ir kai tu sakai, tėvelė, aš myliu tave, aš džiaugiuosi, kad tu mane išlaisvinai iš visų šitų nesąmonių, kurios ką tik vyko su mane. Ir aš neprivalau apie jas galvoti ir depresuoti dėl jų. Ačiū tau. Va kur džiaugsmas, va kur palaiminimas. Ir šitoj vietoj jisai patarnaus tau savąją meilę ant tiek, kad tavo visas vidus bus perpildytas to malonumo ir gerumo, kurį jisai tau teikia. Ir tai matysis tavie, ir tai bus evangelija kitiems aplinkui esantiems tave. Taip kad mylėk, būk mylimas ir džiugu.